Antradienį Klaipėdos universitete lankėsi Švedijos ambasadorė Lietuvoje Cecilija Rudström Ruin. Ji Klaipėdos universitete susitiko su universiteto ir humanitarinių mokslų fakulteto vadovais, dėstytojais ir studentais. Vienas pagrindinių ambasadorės vizito tikslų buvo susipažinti su Klaipėdos universitete vykdoma lietuvių filologijos ir švedų kalbos studijų programa bei apžvelgti studijų materialią bazę. So I'm very grateful for this first opportunity to visit the city of Klaipėda and this region of Lithuania. Aš esu labai dėkinga už man suteiktą galimybę pirmą kartą lankytis Klaipėdoje ir šiame vakarų regione. Mano pagrindinis tikslas šiandien buvo kuo daugiau išmokti apie šį regioną ir Klaipėdą. Aš jau dabar matau, kad šis regionas yra dinamiškas, taip pat geografiškai arčiausias Švedijai. Jau dabar mūsų šalys pakankamai stipriai bendradarbiauja, ypač šioje edukacinėje švedų kalbos programoje, su kuria šiandien susipažinau Klaipėdos universitete. Tai įrodo labai stiprų komunikacinį ryšį tarp mūsų šalių ir aš taip pat matau galimybių jį dar labiau gilinti. Aš taip pat esu laiminga turėdama galimybę susipažinti su šio universiteto perspektyvomis, siekiant kokybiškesnio aukštojo mokslo ir vykdant aukštojo mokslo reformą Lietuvoje, kaip visos Europos universitetų besivystymo tąsą.